Sveiki dar kartą. Kauno Žalgiris labai arti Eurolygos atkrintamųjų. Žalgiriečiai laimėjo rungtynes Belgrade, kurios prasidėjo nuo 20 000 žmonių gedulo. Dabar viskas paties Žalgirio rankose. Pergalė kitą savaitę garantuos vietą šešetuke. Neįtikėtinai jautri akimirka. Žalgirio sirgaliai, kad ir kaip nemėgtų Serbijos klubų, tokios akimirkos jaudina ir lietuvius. Virš 20 000 sirgalių Belgrade štai taip pagerbė iškeliavusi 67 legendinį trenerį Duško Vujošičių. Nė vienos laisvos vietos, gedėjimas ir gėdojimas. Rodo, kokia čia šalis yra krepšinio šalis, Partizanas, kokia kultūra ir krepšinio yra, ir aišku, žmogus buvo atsidavęs šitam klubui, krepšinį mylėjo be galo. Jiems tai tikrai ypatingas vakaras. Vien ką parodo visi išparduoti bilietai. Daugiau nei 20 000 žmonių, rodančių, kad jiems tai daugiau už viską. Bet kas svarbiausia čia atvykusiam Žalgiriui, tai pergalė. Tarsi žūtbūtinė ir ją žalgiriečiai pasiekia užtikrintai. Atlaiko vieną kitą rimtesnę turbulenciją ir laimi 9 taškais. Įspūdingai vėl žaidžia Silveinas Francisko. 18 taškų ir lyderystė sunkiais momentais. Galvojame tik apie tai, kad turime laimėti šias rungtynes. Kas bebūtų, turime laimėti. Žinojome, kad bus sunku, bet mums tiesiog labai reikėjo pergalės. Dabar viskas Žalgirio rankose. Lieka viena vienintelė misija reguliariajame sezone. Kitą savaitę namuose nugalėti Paryžių. Pergalė čia garantuotų vietą nebe įkri, o atkrintamosiose. Geriausiųjų šešetuke. Yra teorinė galimybė finišuoti net ir ketvertuke. Neskaičiuojam, nes tie dalykai nuo mūsų nepriklauso. Mūsų priklauso, kai mes pasiruošim, kai mes žaisim kiekvienas rungtynes. Taip pat man daugiau svarbu, kaip mūsų komanda atrodo. Aišku, džiugu, kad jau kažkur tai turime jau tos play-offus kažkokius tai, bet dar vienas rungtynės liko ir jom reikia pasiruošti. Žalgiris su Paryžiumi žais penktadienį. Net ir pralaimėjęs, Kauno klubas vis tiek tęs sezoną Eurolygoje.